Labą dieną. Taip, tai jau pasirašiau. Čianais norėjau pasakyti, kad noriu paskaityti apie maldas iš knygos 4 susitarimai Tolteko šventės knyga. Taip. Tai pasirašiau. Taip, gerai, čia tais maldos skyrius ir apie jas truputėlį aprašo. Gerai, tada pradedu skaityti. Suraskite minutėlę ir trumpam užmerkite akis. Atverkite širdį ir pajuskite visą iš jūsų širdies sklindančią meilę. Kviečiu protu ir širdimi susijungti su mano žodžiais, kad pajustumėte tvirtą meilės ryšį. Kartu atliksime ypatingą maldą, kad patirtumėte bendrystę su mūsų Kūrėju. Sutelkite dėmesį į savo plaučius taip, lyg tik jie vieni egzistuotų. Pajuskite malonumą, kai jūsų plaučiai įsiplečia, tenkindami patį didžiausią žmogaus kūno poreikį kvėpuoti. Giliai kvėpkite ir pajuskite orą, kaip jis užpildo plaučius. Pajuskite, kad oras yra meilė. Pastebėkite ryšį tarp oro ir plaučių. Tai meilės ryšys. Traukite į save oro tol, kol kūnas pajus poreikį tą orą išstumti. Tuomet kvėpkite ir vėl pajuskite malonumą, kaip tenkina bet kurį žmogaus kūno poreikį. Jaučiame malonumą. Kvėpavimas teikia didžiulį pasitenkinimą. Užtenka kvėpuoti, kad visada būtumėte laimingi, kad galėtumėte džiaugtis gyvenimu. Būti gyvam tai viskas, ko reikia. Pajuskite malonumą, būti gyvi, malonumą jausti meilę. Dabar prasideda maldos, atitinkamos čionais bus 2 maldas. Tik aišku, su maldom reikia žinoti tenais kokio yra lygio maldos, ta prasme, ar jos tik savi žodžiai, ar tenais eina jau kelią prie pačio Dievo, ta prasme, reikia žinoti, aišku, tos dalykus. Čia, man atrodo, tik tais yra savų žodžių maldos, ta prasme, bent jau taip atrodo. Laisvės malda. Šiandien visatos Kūrėjau prašome tavęs, kad ateitum pas mus ir pasidalintum su mumis stiprią meilės bendrystę. Žinome, kad tavo tikrasis vardas yra meilė ir kad dalytis su tavimi bendrystę, tai dalytis tais pačiais virpesiais tame pačiame dažnyje, kuriame esi ir tu, nes tu esi vienintelis dalykas egzistuojantis visoje visatoje. Šiandien padėk mums būti tokiems kaip tu, mylėti gyvenimą, būti gyvenimu, būti meilė. Padėk mylėti taip, kaip tu myli, be sąlygų, be lūkesčių, be įsipareigojimų, be jokio vertinimo. Padėk mums mylėti ir priimti save be vertinimų, nes kai teisime save, pripažįstame savo kaltę ir turime būti nubausti. Padėk mums visą, ką sukūrei, mylėti besąlygiškai, ypač kitus žmones, ypač tos, kurie supa mus kasdien. Visus mūsų giminaičius ir tos, kuriuos mes taip stengiamės mylėti, nes kai juos atstumėme save, o kai atstumėme save, atstumėme ir tave. Padėk mums mylėti kitus tokius, kokie yra, be jokių sąlygų. Padėk mums juos priimti tokius, kokie yra, be vertinimų. Nes kai teisėme jos, pripažįstame jos kaltais ir mums reikia jos nubausti. Šiandien išvalyk mūsų širdis nuo bet kokių emocinių nuodų, išlaisvink mūsų protus nuo bet kokio smerkimo, kad galėtume gyventi visiškoje ramybėje ir visiškoje meilėje. Šiandien yra ypatinga diena, šiandien ir vėl atverime savo širdis meiliai, kad galėtume be jokios baimės ir iš visos širdies pasakyti vienas kitam, aš myliu tave. Šiandien atsiduodame tau, ateik pas mus, pasinaudok mūsų balsais, pasinaudok mūsų akimis, pasinaudok mūsų rankomis ir mūsų širdimis, kad visi pajustume šią meilės bendrystę. Šiandien Kūrėjau padėk mums būti tokiems kaip tu. Ačiū už viską, ką gauname šiandien, ypač už laisvę būti to, kas esame.
pasitaisau ir dabar antrą čia buvo tos dvi maldos, tai dabar antrą maldą. Visi meilės malda. Visi kartu pasidalysime gražių sapnų, kurio norėsime džiaugtis visą laiką. Graži, šilta, saulėta diena, girdite paukščiukus, vėją ir nedidelį upelį, jūs einate to upelio link. Ant upės kranto matote senuką, jis medituoja, o iš jos galvos sklinda nuostabi įvairiausių spalvų šviesa. Stengiatės netrukdyti jam, bet jis pastebi, kad esate ir atmerkia akis. Jo akis kupinos meilės, o šypsena plati. Klausite, kaip jam pavyksta skleisti tą nuostabią šviesą. Klausite, ar jis galėtų jūs pamokyti to, ką jis daro. Šis atsako, kad prieš daug metų jis to paties prašė savo mokytojo. Senukas pradeda papasakoti savo istoriją. Mano mokytojas atvėrė savo krūtinę, išėmė savo širdį ir paėmė iš jos tokią gražią liepsną. Tada atvėrė mano krūtinę, atvėrė mano širdį ir tą liepsną įdėjo į ją. Jis grąžino mano širdį atgal į krūtinę ir kai tik mano širdis vėl atsidūrė viduje, pajutau stiprią meilę, nes ta liepsna, kurią jis įdėjo, buvo jo paties meilė. Ta liepsna augo mano širdį ir virto milžinišką ugnimi, kuri nedegina, bet išvalo visą, prie ko tik prisiliečia. Ta ugnis palietė kiekvieną mano kūno ląstelę ir mano kūno ląstelės pamilo mane. Aš ir mano kūnas tapome viena, o mano meilė ir toliau auga. Ta ugnis palietė kiekvieną mano emociją ir visos emocijos virto stiprią, intensyvią meilę. Aš absoliučiai ir besąlygiškai save pamilau. Tačiau ugnis degė toliau. Pajutau, kad privalau pasidalinti savo meilę. Nutariau po mažą dalelę savo meilės įdėti kiekvieną medį ir medžiai pamilo mane. Aš ir medžiai tapome viena, bet mano meilė čia nesustojo, ji augo toliau. Aš įdėjau po mažą dalelę meilės į kiekvieną gėlę, žolę ir žemę. Ir jos mane pamilo ir mes tapome viena. Mano meilė augo dar ir dar, kol pamilo kiekvieną žemės gyvį. Jie atsakė į mano meilę ir taip pat pamilo mane ir mes tapome viena. Tačiau mano meilė toliau augo ir augo. Po mažą dalelę jos įdėjau kiekvieną kristalą, kiekvieną akmenį žemėje, purvą, metalus ir jie mane pamilo ir tapome viena su žeme. Tada nutariau įdėti savo meilę į vandenį, vandenynus, upes, lietų, sniegą. Jie mane taip pat pamilo ir mes tapome viena, bet mano meilė toliau augo ir augo. Nutariau atiduoti savo meilę orui, vėjui, pajutau tvirtą bendrystę su žeme, su vėju, su vandenynais, su visa gamta, o mano meilė vis augo ir augo. Pakėliau galvą į dangų, į saulę, į žvaigždės ir įdėjau mažą dalelę meilės į kiekvieną žvaigždę, į mėnulį, į saulę ir jie man atsakė meilę. Tapome viena su mėnuliu, su saulė, su žvaigždėmis, o mano meilė vis augo ir augo. Įdėjau po mažą dalelę meilės į kiekvieną žmogų ir mes su visa žmonija tapome viena. Kur beeičiau, ką besutikčiau, jūsų akise matau save, nes myliu ir todėl esu visa ko dalis. Tada senukas atveria savo krūtinę, išima savo širdį su ta nuostabia liepsna viduje ir įdeda tą liepsną į jūsų širdį. Ir dabar ta meilė jau auga jumise, jūs tampate vienas su vėju, su vandeniu, su žvaigždės, su visa gamta, su visais gyvūnais, su visais žmonėmis. Jaučiate šilumą ir šviesą, sklindančią iš liepsnos jūsų širdyje. Iš jūsų galvos šviečia nuostabi įvairiausių spalvų šviesa. Jūs spinduliuojate meilės pašvaistę ir meldžiatės. Ačiū tau visatos kūrėjau už gyvenimo dovaną, kurią man davei. Ačiū, kad davei visą, ko man iš tiesų reikėjo. Ačiū už galimybę patirti šį gražų kūną ir šį nuostabų protą. Ačiū, kad gyveni manyje su visam savo meilę, tyra beribė siela, šilta spinduliuojančia šviesa. Ačiū, kad naudoji mano žodžius, mano akis, mano širdį, kad visur, kur tik beeičiau, skleistum savo meilę. Myliu tave tokį, koks esi. O kadangi esu tavo kūrinys ir savį myliu tokį, koks esu, padėk man išsaugoti tą meilę ir ramybę širdyje ir paveisti meilę savo gyvenimo būdu, kad visą likusį gyvenimą nugyvenčiau meilėje. Amen.